Vat labai gražiai susideda. Tada toksai žmogus, kai nuo pat vaikystės jį ten tais pagirimo raštais maitino, jis po to vis nori to pagirimo, nes jam tokia euforija, va, aš koks geras, va, aš koks fainas. Ir jis vis ieškos kito žmogaus, kas tą pagirimą duos. Tai jis bus ne jis pats, tai bus kažkoks kitas žmogus. Ir jis visada bus pavaldus kažkokiam tai žmogui. Pavyzdžiui, bosui savo, jis visada stengsis įtikti. Ir niekada nepagalvos, kad tas bosas, kad jis gali tapti bosas pats savo, pavyzdžiui. Nes jis yra priklausomas nuo pagirų. Boso tai nieks negiria teisingai, nieks jam pagirų raštų nerašo. Nu, nebent kokie ten gali parašyti darbuotojai ten ką nors, koks jūs fainas, nu jeigu fainas. O jeigu ne, tai jo niesgi negiria, jisai stovi aukštai, jis aukščiausiai yra, virš jo aukščiau nieko nėra, nieks jo negiria, jis pats savo labai fainas yra. Gal todėl jis ir yra bosas tada. O žmonės apsidėję tais visokiais vat medaliais ir taip toliau, nu vat jie visada yra priklausomi. Gal taip ir daroma specialiai, kad kuo daugiau būtų žmonių priklausomų. Nes suprantate, ne, kad kuo daugiau laisvų žmonių, tuo blogiau yra valdantiesiems, nes jie neturi kuo pagąsdinti. O jeigu tu priklausomas, tu visą laiką bijosi.